tiesiog pabandysiu pradžiai pasigryninti ar pasikelti kažkokius tai jūsų lūkesčius, kažkokį tai jūsų dabartinį suvokimą arba ką jūs įdedate į tą prasmę. Coachingas ir verslas. Coachingas, jisai reikalingas tam, kad būtų galima sukurti kiek įmanoma geresnę pasitikėjimo ir pagarbos erdvę tarp žmonių. Pasižiūrėkite, kas vyksta tarp coachingo specialisto ir kliento. Kada gimsta kažkokios tai naujos idėjos galvoje, tai yra labai normalus lygiavertis santykis. Problema, ok, super, turiu problemą, tikiu, kad tu pajėgus ją spręsti, važiuoju toliau, ar ne? Tai yra kas? Tai yra pasitikėjimas ir pagarba. Tai visi šitie dalykai, jeigu jie yra organizacijoje, tai tiek priimant kažkokius tai sprendimus, kada atsiranda skirtingi stiliai, bet aš gerbiu tą žmogų. Ką reiškia gerbti? Leisti vienareikšmiškai jam būti kitokiu. Gerbti, tai pripažinti jo teisę būti tiesiog kitokiu. Kada yra pasitikėjimas? Tam, kad būtų pasitikėjimas, reikalinga, kad mūsų interesai sutaptų. Tai reiškia, kad mūsų interesai, kad mano kaip kad darbuotojų, mano kaip kad darbdavio, mano kaip kad išorinio konsultanto, mano kaip kad kliento, mano kaip kad tiekėjo interesai sutaptų bent jau ilgalaikėje perspektyvoje. Jeigu atsiranda tas suvokimas ir kai tik tai jisai atsiranda suvokimas, kad ilgalaikėje perspektyvoje interesai sutampa, visi tame turi bendrą naudą ir jeigu vienas kitą gerbia, jau yra erdvė tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo. O coachingas tai yra viso labo metodų, priemonių, būdų, rinkinys. Kiti sako, kad coachingas yra tiesiog filosofija požiūrio. Filosofija požiūrio, kuri skatina tavo tokią erdvę tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo kurti. Coachingo specialistas dirbdamas su grupe arba organizacijoje, jisai stengiasi kiek įmanoma sukurti erdvę žmonėm, išgirsti vienas kitą, sudaryti sąlygas pasisakyti, sudaryti sąlygas išklausyti, sudaryti sąlygas apgalvoti, sudaryti sąlygas gerai, konstruktyviai pasiginčyti, pagarbiai, žinant, koks bendras ilgalaikį perspektyvų interesas visus jungia ir tame gimsta kažkokia tai tiesa.